Jei valstybė padengtų jūsų pragyvenimo išlaidas, ar vis tiek eitumėte į darbą? Gal grįžtumėt atgal į mokyklą arba visai nebedirbtumėt? Kuo užsiimtumėte tokiu atveju? Ši koncepcija vadinasi universaliomis bazinėmis pajamomis UBC. Ir yra ne kas kita, o kaip ambicingiausia šių laikų socialinė idėja. 2017 metais bazinių pajamų idėja įgauna vis didesnį pagreitį visame pasaulyje. Vyksta pirmieji bandymai, o vis daugiau šalių svarsto galimybę taikyti UBP kaip alternatyvą socialiniai apsaugai. O ir iš tiesų, kaip tai realiai atrodytų ir kokie yra pagrindiniai argumentai už ir prieš. Utopija ar neišvengiama ateitis ir kaip universalios bazinės pajamos pakeistų tavo gyvenimą. Apie tai ir pakalbėkime. Šiuo metu žmonės niekaip nesusitarė, kas turėtų būti tos universalios bazinės pajamos. Kai kurie nori, kad jos pakeistų socialinės paramos programas ir sumažintų biurokratiją. Kiti, kad jos būtų nemokama papildoma priemonė esamoms programoms. Arba net nori, kad jos būtų tokios didelės, jog darbas taptų neprivalomas. Įsivaizduokite, gaunate tiek pinigų, kad nebereikia dirbti. Visą tą laiką galite skirti kam tik norite. Šiandien aptarsim minimalias bazinės pajamas, kurių pakaktų išgyvenimui – apie 800 eurų per mėnesį. Šie pinigai nebūtų apmokestinami ir su jais galėtumėte daryti, ką tik norite. Pagal šį scenarijų UBP yra būdas perduoti visuomenės sukauptą turtą, bet tuo pačiu išlaikant laisvą rinką. Tačiau jeigu išdalysime pinigus nemokamai, ar nebus taip, kad žmonės juos tiesiog išleis alkoholiui, pramogoms ir nustos dirbti? 2013 metais Pasaulio banko atliktame tyrime buvo konkrečiai nagrinėjama, ar neturtingi žmonės neiššvaistys gaunamų pašalpų tabakui ir alkoholiui, jeigu gaus jas grynaisiais pinigais. Atsakymas aiškus – ne, jie to nedaro. Priešingai, kiti tyrimai parodė, kad kuo turtingesnis žmogus yra, tuo daugiau vartoja narkotikų ir alkoholio. Tai nereiškia, kad turtuoliai yra alkoholikai ir narkomanai. Tiesiog jie turi tas galimybės, kurių neturi vargšai. Nes tas, kas turi mažiau pinigų, yra priverstas kovoti už būvį ir daugiau dirbti, kad galėtų išgyventi. O kaip dėl tinginystės? 20 amžiaus 70-metyje Kanadoje buvo atlikti universalių bazinių pajamų pirmieji bandymai. Tyrėjams pirmiausia pasirodė tai, kad tik 1% žmonių nustojo dirbti. Ir dažniausiai tik tam, kad galėtų rūpinti savo vaikais. Vidutiniškai žmonės sutrumpino savo darbo valandas mažiau negu 10%. Papildomą laiką jie panaudojo tam, kad susirastų geresnį darbą arba įgytų išsilavinimą. Tarkime, problema ne tinginystėje, narkotikuose ar alkoholyje. Tai kodėl valstybė neišsprendžia skurdo problemos? Socialinės rūpybos ar užimtumo tarnybos programos dažnai būna susijusios su daugybė ribojimų. Pavyzdžiui, norint gauti darbą, reikia dalyvauti kursuose, privalote kreiptis į tam tikrą skaičių darbo vietų per mėnesį, arba turite priimti bet kokį darbo pasiūlymą. Nesvarbu, ar jis jums apskritai tinka ir kiek už jį moka. Tai prarandama ne tik asmeninio pasirinkimo galimybę, bet ir šiaip tokios taisyklės yra tiesiog laiko švaistymas. Vienintelis dalykas, ką jos tikrai padaro, tai padeda nedarbo statistikai atrodyti netokia jau ir blogai. Kur kas efektyviau yra išnaudoti savo laiką ieškant tinkamo darbo savarankiškai, toliau mokantis arba pradedant verslą. Kita bėda yra ta, kad tokios programos įkalina žmonės skurde ir skatina pasyvų elgesį. Įsivaizduokite, kad kiekvieną mėnesį gaunate 800 eurų pašalpą. Pagal užimtumo tarnybos taisyklės, jeigu uždirbate nors vieną papildomą eurą, visa ši suma atimama. Jeigu įsidarbinsite darbe, kuriame mokama 900 eurų, galite ne tik netekti pašalpos, bet dėl papildomų išlaidų, tokių kaip transportas, galite turėti mažiau pinigų nei anksčiau. Taigi, jeigu aktyviai stengiatės pagerinti savo padėtį, o jūsų bendros pajamos nedidėja ar net sumažėja, tiesiog dingsta motyvacija kažko siekti. Ir žmonės nusprendžia nieko nedaryti ir gyventi iš pašalpų. Universalios bazinės pajamos, jeigu jos būtų įvestos, niekada nesumažėtų. Ir gavus darbą ar papildomų pajamų, jūsų finansinė padėtis visada pagerėtų. Už jūsų pastangas jums būtų atlyginama. Ir vietoj to, kad nustatyti kažkokias lubas, būtų sukuriamos grindys, nuo kurių žmonės gali atsispirti. Tačiau, net jei UBP yra geresnis modelis, ar jis yra įmanomas ekonomiškai? Ir kas už tai mokės? Teisingo atsakymo čia nėra, nes pasaulis per daug įvairus. Priklauso nuo to, kokia šalies ekonominė galia, kokios vertybės, ar tokie dalykai kaip dideli mokesčiai ir gynybos biudžeto mažinimas yra politiškai priimtini ar ne, kokio lygio socialinė gerovė jau yra sukurta ir ar ji apskritai veiksminga. Kiekviena šalis turi savo individualų kelią į visuotinį socialinį saugumą. Lengviausias būdas sumokėti už UBP – panaikinti visas socialinės programas
ir panaudoti laisvas lėšas jai finansuoti. Taip ne tik išnyktų daug biudžetinių įstaigų, kas padėtų sutaupyti pinigų, bet ir būtų panaikinta daug biurokratijos. Iš kitos pusės, panaikinus kai kurias socialinės programas, daugelis žmonių padėtis gali tapti net blogesnė nei anksčiau. Jei siekiama, kad UBP būtų skirtos visiems, vis tiek turi būti tam tikros programos adaptuotos prie konkrečios pažeidžiamos grupės poreikių, nes žmonės nėra vienodi. Antras būdas – didesni mokesčiai, ypač labai turtingiems. Šitas tai jums patinka, ar ne? Pavyzdžiui, paskutinius 10 metų vyko didelis ekonominis augimas, tačiau daugiausia naudos iš jo gavo keli procentai turtingiausiųjų. Atotrūkis tarp turtingųjų ir vargšų sparčiai didėja. Ir galbūt atėjo laikas tolygiau paskirstyti pyragą, kad būtų išsaugota socialinė teisybė. Galima apmokestinti finansinius sandorius, kapitalą, žemės vertę, anglies dvideginį ar net dirbtinį intelektą ir robotus. Tačiau įdiegti universalias bazinės pajamas visuomenėje nebūtinai turi būti brangu. JAV atlikto tyrimo duomenimis $1000 per mėnesį siekiančios UBP padidintų bendrąjį vidaus produktą 12% per 8 metus, nes mažiau turtingi žmonės daugiau išleistų ir padidintų bendrą paklausą. O ką daryti žmonėms, kurie dirba juodą darbą? Kas ars žemę, valys kanalizaciją ar kels pianinus į 4. aukštą? Ar žmonės vis tiek dirbs sunkų ir nuobodų darbą, jeigu to nebereikės išgyvenimui? Anaip tol. Dėl UBP jie gali reikalauti geresnio darbo užmokesčio ir geresnių darbo sąlygų, nes nebeturės gyvybiškai svarbaus poreikio eiti į darbą, o turės stipresnę derybinę poziciją. Žinoma, net ir atsiradus universaliom baziniam pajamom bus ir labai turtingų, ir vargšų, tačiau jos padėtų panaikinti didelės dalies gyventojų baimę ir nerimą dėl ateities. Neturtingų piliečių gerovės didinimas gali būti labai protingas ekonominis sprendimas. Bet yra žmonių, kuriems to negana. Jie nori UBP, kuris leistų jiems gyventi kaip vidurinioji klasė. Ekonomiškai tai padaryti būtų sunku, nes mūsų visuomenė veikia šiek tiek kitaip. Uždirbdami pinigus, jūs gaunate galimybę dalyvauti visuomenės gyvenime. Tai lemia jūsų statusą ir galimybes. Bet taip pat dėl to daugelis žmonių didelę laiko dalį yra priversti daryti tai, kas jiems visiškai neįdomu. 2016 metų atlikto tyrimo metu sociologai nustatė, kad tik 33% JAV darbuotojų mėgo savo darbą. 16% buvo nelaimingi darbe, o likęs 51% ateidavo į darbą tik fiziškai, o mintimis jie buvo kitur. Ta prasme, darbui jie buvo abejingi. Ar tai reiškia, kad net 67% žmonių nustotų dirbti, jeigu tik galėtų? Na, ne visai sąžininga būtų darbą pavaizduoti tik kaip prievolį, nes darbas suteikia mums galimybę kažką veikti. Darbe mes susidurime su iššūkiais, jis motyvuoja tobulėti, verčia įsitraukti, be to daugelis darbe susiranda draugų ar partnerių. Mes dirbame dėl socialinio statuso, turto ir savo vietos pasaulyje. Ieškome, ką veikti gyvenime ir daugelį žmonių darbas suteikia prasmę. Yra ir kitų problemų susijusių su universaliomis bazinėmis pajamomis. Jeigu visos socialinės rūpybės programos būtų pakeistos į vieną vienintelį išmoką, tai suteiktų vyriausybė per daug svertų. Nes vieną programą yra daug lengviau atakuoti ir apkarpyti negu daugelis skirtingų. Arba populistai, kad patektų į valdžią, gali pažadėti padvigubinti bazinės pajamas, taip sukeldami chaosą ir milžinišką infliaciją šalyje. Taip pat UBP nesprendžia visų problemų, kai kalbame apie lygybę. Pavyzdžiui, būsto nuoma už 300 eurų provincijoje visai realu, o didmiestyje beveik be šansų. Tai reiškia, kad vargšai bus priversti kraustytis į mažesnius miestelius, kur atlyginimas taip pat mažesnis. Ir skirtumas tarp turtingųjų ir vargšų taps dar didesnis. Ir galiausiai, kai kuriems žmonėms pati mintis, kad darbas nėra būtinas išgyvenimui, gali atrodyti gąsdinanti. Taigi, ar universalios bazinės pajamos yra gera idėja? Sąžiningas atsakymas – dar nežinome. Reikia daugiau tyrimų, daugiau ir didesnių bandymų. Reikia pagalvoti, kokios visuotinės bazinės pensijos norime ir ko esame pasirengę atsisakyti, kad už ją sumokėtumėme. Potencialas yra didžiulis. Tai gali būti perspektyviausias modelis, padėsintis panaikinti skurdą. Jis gali gerokai sumažinti neviltį pasaulyje ir padėti mums visiems patirti daug mažiau streso. Šį vaizdo įrašą galima buvo sukurti mūsų žiūrovų dėka. Jūs spaudžiate like mygtuką, prenumeruojate mūsų kanalą ir taip prisidedate, kad Lietuvoje auga finansinis raštingumas, kad mūsų šalis tampa vis labiau išsilavinusi, kūrybinga, kūrimos darbo vietos, verslai ir mes gyvename vis geriau. Gal to dėka vieną dieną universalių bazinių pajamų idėja realizuosis ir mūsų šalyje. Todėl ačiū už jūsų palaikymą ir iki susitikimų kitose video.